I got the invitation that today there's going to be Scots Park presentation in Vilnius. It's going to be technical presentation. I have no clue what does that mean, but let's see how that turns out to be. Naujos parko pristatymą. Galima eiti iš čia dabar? Ne, ateik. Čia visiems tiems, kas tiki gravelių kapinėmis ir kitais naujelės segmentais. Turim daug naujų detalių, gražų dviratį, yra naujas rėmas, ta pati 120 mm eiga, bet rėmas yra ilgesnis, yra žemesnis, yra greitesnis, galas yra minkštesnis, amortiko oro kamera yra didesnė. Taip pat ilgis amortiko yra pasikeitęs nuo 165 iki 190. Top tubas paaugęs 21 mm, ryčas yra paaugęs 14 mm. Ir galit pasižiūrėti, kaip atrodė senesnės kartos parkas su tokiu nuleistu vairu, ką aš čia turėjau pagal save. Ir naujesnės kartos parkas su visiškai prikeltų vairu, ką aš irgi turiu pagal save. Ir čia yra ta pati padėtis. 4 mm šitas tik yra arčiau palyginus su to, kas buvo senas. Bendrai paėmus turim minkščiau važiuojantį dviratį per visus nelygumus. Vis tiek greitas ir netgi dar greitesnis. Pasikartosiu, per visas šaknis važiuoja minkščiau ir maloniau. Šiaip geras bonusas tai yra naujos Maxxis Aspen padangos, kad neturi geltono užrašo, yra juodas užrašas, tai tu gali pasilikti tas padangas vien dėl vaizdo, nesvarbu, kad tai nėra pačios lengviausios padangos. Specialized fanams Special amortizatorius yra tikras ir veikiantis. Tikras ir veikiantis, tai reiškia, kad bus sunkesnis negu jūsų ten tas pagaliukas vaikščiantis ir veiks minkščiau ir maloniau. Tas amortizatorius, kas pas Specialized niekad neveikia? Prasme, visą laiką linguodavo. Tai va. Audrius šiandien matmynėm pastebėjo, kad, sakot, pas tavęs visada taip linguoja. Ne, sakau, jis tiesiog niekada neveikia taip, kaip reikia. Jo, čia normali būsena linguoti. Kas buvo anksčiau, tai buvo amortikai be guolio. Dabar šitas amortikas yra šičia galvoj guolis, taip? Taip, ir nebėra triuniono mounto, iš abiejų pusių šoksas po vieną varžtą tokį patį dabar naudoja. Ir kas galutiniam variante duoda geresnį pakabos veikimą ir šitos pakabos veikimas buvo galvojamas ir kūriamas taip, kad dviratis maksimaliai gerai dirbtų ne tik tais tiesiai, bet ir posūkiuose, kai yra guldomas, tai reiškia, kai atsiranda jėga nebe ta tiesinė, o visos kreivos. Tam jie padarė ir galinę pakabą šiek tiek minkštesnę, kad jinai galėtų lengviau suktis ir laikyti ratus ant žemės, negu turėtų būti. Skirtumas tai ten klasikinis mano nusileidimas link Verkių rūmų. Su šituo dviračiu turiu, kur išmeta visą laiką į orą. Su šitų dviračių nieks nemeta į orą. Bendrai visus ten svorio dalykus ir panašiai, tai nežinau, internete bet kurį galite pasižiūrėti. Pinkbike, bike rumore, whatever. Visos nuotraukos yra, nieko tenais kito nepapasakosiu. Toliau yra techniniai dalykai, turbūt wanna be home mechanics, kas yra aktualu. Ir šiaip dar, ką pasakysiu, kad ar pirkti pigiausią rėmą ir persidėti, sakyčiau, pirkti pigiausią su flight attendantu ir tada galvoti. Nes Foxas ir XTR'as pas juos yra žemiau negu flight attendantas ir GX. Reiškia, mes turim XTR-inį Foxinį modelį ir po to už jį brangesnis jau eina su flight attendantu ir GX. Kai tu dabar apie flight attendantą kalbam, ar bus dangtelis ar nebus dangtelio? Ir kodėl šitas sprendimas be coverio? Tai šitas coveris yra, bet į tą coverį tu naudoji ne flight attendantui, o tu naudoji Olinsui arba Foxui. Jo, bet kodėl flight attendantui nepadarė? Yra kažkoks argumentas? Jo, dėl to, kad jisai yra toksai kupriukas. Jo, bet tai įsivaizduok, atrodytų, kad nieks neturėtų trukdyti padaryti Jeigu tu paprašysi, aš tau sumodeliuosiu ir atspausdinti. Ne, tai aš net nebejoju, kad tu viską atspausdintum. Universalus būtų sprendimas visiems, su minimaliom išlaidom. Ir tikriausiai, kaip čia kartais kažkurie tai dalykai, kurie neatrodo labai nice, galbūt iš techninės pusės yra lengviau negu kad atrodytų labai nice, bet tada atsiranda kažkokie tai trūkumai. Pagrindinis privalumas, ką mes čia turim, tai mechanikui visą laiką mygtukas yra vietai. Tau nereikia lysti kaip čia, kad man
reikdavo nusimti dangtelį, kur viskas paslėpta, ieškoti, kištis. Čia yra paprastesnis pasiekiamumas. Įvertinus tai, kiek gamintojų naudoja amortiką lauke ir kad tam amortikui nieko neatsitinka šitoj vietoj, tai jis yra paliktas išorėj. Dėl kažkokių vandens susikaupimo ar panašių dalykų yra skylė, per kurią viskas Žiūrėk, kokio dydžio. Gerai išbėga. Gal galima čia pripilti iš karto mineralinio pažiūrėti? Šiaip daugiau apie pačią pakabą kalbant, pakaba yra apversta, main pivotas dabar stovi viršui, kai senoje sistemoje po apačio stovėjo. Linkage baras nuėjęs į apačią, pagrindinis guolis yra didesnis, tada į guolį dedasi auselės tokios ir auselės keičiasi bottom bracketo standartas, dedasi BSA 73 mm standartinis bottom bracket. Tai kadangi pakeista pakaba, tai Petras tikriausiai pasakys, kad labiau plush yra, minkštesnė, geriau sugeria mikroabsorbcijas. Man iš mechaniko pusės labai faina, kad ir iš priekio, ir iš galo yra skylė, tai nebereiks kaip su senu rėmu ieškoti kažkokio taško. Anksčiau su šituo sparku būdavo problemos, kad su Loctite užkibdavo viršutinis šokso tvirtinimo varžtas. Čia irgi to nebus, čia viskas lengvai prieinama. Tai servisavimas paprastesnis. Iš pradžių gali pasirodyti daugiau kažkokių dalių, bet šiaip galėsit prieiti, pasižiūrėti, viskas yra žymiai paprasčiau, mažiau varžtų, ir panašiai. Kitas, galbūt įdomesnis dalykas, šiek tiek pasikeitęs headsetas. Headseto kapsai, galiavietės veikia taip pat. Galim pasidaryti slackier, tai ilgesnė šakė, ilgesnė visa bazė, atvirkščiai apvertus. Ir jeigu norim neutral, 0 laipsnio pasikeitimą, reikia kapsus pasikeisti. Kad kapsus pakeisti, reikia viską atjungti ir... Taip, standartiškai kaip visada. Kas yra prie viršutinio kapso? Prie viršutinio kapso yra gaidai žarnom, realiai žarnos žarnose. Tai šiek tiek paprastesnis sprendimas yra negu ten kažko ieškot. Daug klientų būdavo keliaujant ar kažkur sukeisdavo, susukdavo troselius, to čia nebeturėtų nutikti. Ir jame taip pat yra gaidai žarnom praeit, tai viskas gana paprasta. Taip pat atsirado daiktadėžės vieta. Čia galit pasižiūrėti, kaip atrodo bordachiokas. Tai turim pagaliau normalų patogų įrankiuką. Įrankį gali ištraukti, to slyvo gali netraukti, susidėsit visus sumuštinius ir viską. Tai standartiškai tipų kamera, leveriai. Bet aš tai pavyzdžiui savo esu biškį dar net prikišęs ekstra dalykų. Peilis meškai išdoroti ir šitie sliekai dar. Žuviai pagauti. Manau, kad plaksai. Yra ką padiskutuoti. Kaip jūs galvojate, tie guoliai, kurie yra tenai ir kuriuos įsisuks dabar, jie ilgai gyvens? Dvigubi silsai. Patys linkidžio guoliai? Jo, nes ten labai, toks silpnas mazgas, man atrodo. Kaip viskas veikia, yra papildomas silsas, realiai kaip ir senoj sistemoj, gumelė, kuri dedasi ant guolio, kišasi ausis tada ir jis gana viskas saugiai tenais užsidaro. Nėra paprastas silsas, silsas yra su sijonėliu. Headseto guoliai irgi jau senesniai sistemoje buvo labiau apsaugoti irgi su papildomom gumelėm. Tai apatinis guolis ten visiškai apsaugotas. Kas dar headsete šitam yra, tai vairo stoperis, apačioje yra trikampiukas, ant šakės yra ribotuvas. Ir taip veikia. Ir taip mes nenudaužysim taptubų. Bet ten ant tokio dviračio vieną turiu, tai neveikia. Kitos markės, tais metais taip ėjo. Kitų markių gamintojai, vieni iš gamintojų naudoja plastikinius stoperius ir ten... Ten jau nebėra, jau pas man kitam dar vyras irgi. Taip, tai čia galbūt Skotas jo pasimokė iš konkurentų ir tikėkimės to nebus. Dar įdomus dalykas,
nauja rankenėlė. Iš pradžių, kai padarė elektrinius amortikus flight attendant'o, tai būdavo tai, kad tu startuoji ir jisai yra atrakintas. Ir kol tu nepasieki kažkiek tai jėgos, tol jisai linguoja, po to palengva užsirakina. Dabar mes yra išleistas update'as head startas, vadinasi, kad tu ranka paėmė užrakinai ir amortikas jau tau startė su 0 vatų yra užrakintas. Pradėjus važiuoti, tu vėl tą užrakinimą pakeiti į automatinę pakabą ir jis jau būna užrakintoj pozicijai. Ir anksčiau, kad tas veiktų, tu turėdavai turėti antrą didelę rankeną. Tai reiškia elektrinį droperį ir tik tada tu tą naudodavai. Bet dalis dviračių ėjo su mechaniniais droperiais ir jie buvo tokie, kaip ir palikti be šito dalyko. Tai jie padarė atnaujintą rankenėlę, čia tikriausiai šitas viršus yra atskira detalė, apačioje yra mechaninė dar kita detalė ir tu turi mygtuką, kuris amortikams užrakinti, atrakinti. Aišku, tu manau, kad tą mygtuką gali pasidaryti, ką nori, kad ir pavarai žeminti ar lengvinti. Čia RockShock'o produktas? Jo, čia RockShock'o, o apačioje yra... Apačioje tiesiog mechaninis leveris droperis. Jo, ar tu ten Fox'ą ryšės, ar Synchros, ar nesvarbu. Elektriniams amortikams, kad veiktų, tai kas nežino, tai jie veikia kaip visa sistema iš karto. Tai yra galinis amortikas ir priekinis ir jie vienu metu atsirakina, vienu metu užsirakina. Ir ko jiems reikia, tai power meter arba pedal sensoriaus, kad žinotų, kada tu mini. Jeigu turi tik pedal sensorių, tai jisai neturi automatinio to, čia pagal vatus, kur tu kiek duodi jėgos, tada jis užrakina, atrakina. Kai yra power meteris, tu gali pagal zoną susistatyti, kada tau jisai turėtų rakinti. O jis apsimoko kažkiek pagal tavo važiavimą? Jo, jis turi šitą dalyką. Dar jeigu turit, kaip Petras, elektrinį droperį, tai flight attendant'o algoritmas paima ir droperio įjungimą ir išjungimą. Pagal viską turėtų būti, kai tu droperį nuleidai, tai tada atsirakina. Pakaba atsirakina, jo. Galim reguliuoti automatinį variantą. Galima, ta prasme, taip jis apsimoko pagal jūsų algoritmą, bet tą algoritmą galim pasidaryti kietesnį, galim pasidaryti minkštesnį. Ir ten, man atrodo, gal 0, 1 arba 2, kiek tu nori kietesnio ar minkštesnio. Kažkas klausė, ar įmanoma pamesti šitą daiktą, tai kai yra gertuvės, tai, čia turi vykti labai toks pats tikimybė kaip kulautuvai, kad ten apsireiškia Marija, ten miške, ten toj proskinoj. Tai va tokia pat tikimybė... Nežinai, kad apsireiškia? Tai va tokia pat tikimybė pamesti šitą važiuojant. Tai greičiausiai, kad kažkas paėmė, pavogė, nunešė ir tada tu sakai, man važiuojant pasimetė. Kas yra dar kitas dalykas, tai anksčiau būdavo, kad kotai kišasi iki varžtų ir tada tenais atsirėmė į varžtus. Čia yra tokie varžtai ir tu nebegali giliau varžto įkišti koto. Čia dabar nėra jokių stabdžių, tu gali kotą įkišti, ištraukti ir taip visą laiką, kol nuspręsi, kiek tau dar čia užtenka. Tai ir netgi S dydžio rėmas irgi turi antrą gertuvės laikiklį. Ir yra specialus perėjimas, varžtai išeina į išorę, kad tu ten galėtum ant teso tą pasidaryti. Dar yra tokių ir čia varžtų tvirtinimo vietos ant rėmo pačios. Kol kas Synkrosas nepristatė, ką čia jie yra sugalvoję naudoti, bet čia tiesiog whatever daiktus gali čia susidėti ir... CO2 balionėlis, dar kažkas, galim sugalvoti. Synkrosas atsinaujino ratus. Jo, nebelieka tų gražių vampysinių ratų, atsiranda gražus su stipinais ir sidabrinė stebulė, kas yra gražu. Ir šiaip, kur retailas ten beveik 4000, čia retailas apie 2000. Tai reiškia nepasteisino, per daug garantinių pakeitė? Ne, sakyčiau, per brangu. Per brangu ir daugam per kietą. Kuo lengvesnis ratlankis karboninis, tuo tu jų turbūt matysi daugiau lūžusių. Šitas nėra pats lengviausias ratlankis. Bet stipinai karboniniai? Jo. Tik tai savo bus? Stipinai karboniniai eina ant šito vieno rato modelio. Bet jie tos Vanoa stipinus naudoja ir plente dabar. Ir tos pačius stipinus naudoja Newmanas ant kubizmo atstovo, ne? Skoto komanda važiuoja su tais vampysiniais ratais per lietų, nes jie turi tą seną 25 mm opciją. Ir per purvą siauras lankas yra geriau negu platus, tai jie naudoja šitą ratlankį. Kitose XTC irgi važiuoja, kai kurie raideriai irgi su šitu ratu, kur yra lygų ir
ir kur reikia max. O tai naujų tų ratų koks vidus? Plotis 30 irgi. Kol kas MTB nieks neišlindo į gravelio platybės, kur virš 5 ar kiek dabar ten. Naujas balnelis. Jo, tai balnelio kažkiek tai yra pakeista forma, sąlyginai labai nedaug. Balnelius jie updateina tiek, kiek GBMaizdas jiems duoda feedbacko, kad kažką tai reikia pakeisti. Mums kas yra gerai, kad daug yra, visi eina 102 balnelį ir praktiškai nebelieka 132. Kas mums čia šiauriai 132 yra kažkokia nenaudojamas daiktas, bet jeigu pasižiūrėsi į visą pasaulį, ten tą populiaciją, kur visi rikšų vairuotojai važiuoja, tai jiems 132 yra max plotus, ką jie gali dėti. Tai kodėl pas mus šiknos tokios pačios? Nes mes šiauriečiai ir čia daug lašinių valgo ir šaltai gyvenam. Kad tą lašinį, o to galėtum iškakoti, reikia vamzdžio didesnio. Apie vamzdžius kalbant, ką manot apie sėdynės tvirtinimą internal? Kurių... Nebėra klampo. Taip, iš kai kurių gamintojų, sakyčiau, pasimokė. Šiaip naudoja patį klempą gana panašų į Addict RC modelius ir paprastus Addictus dabar. Tai, sakyčiau, didelis gana paviršiaus plotas. Petrai, tau nebuvo problemų, kad būtų susmukęs kažkas? Ką mes turėjom anksčiau, tai kažkurių metų būdavo šitoj vietoj trūkimai atsirasdavo pačio rėmo. Tai buvo kaip po garantinis, va čia, jeigu jau trūksta, tai čia, tai šitų garantinių mes esam pakeitę normaliai. Čia gal daugiau su skeilais buvo. Tie visi, kas yra viduj dabar, tai kaip ir problemų neturim, plotas yra tenais jo didelis, tai, ta prasme, šitą sistemą vidinio jie, pereina ant visų, į plentą, į gravelį, kur tik tais gali tenais ir deda, tai manau, kad, pasiteisina šitas dalykas ir atrodo, tvarkingiau šitas vamzdis. Vairiukai pasikeitė, trumpesni visi, dėl to, kad priekis yra dviračio ilgesnis ir žemesnis. Tai tau kaip ir tai čia va žiūrėkit, va šitas va vairas, padėtis nuo centrinės ašies, lyginant su ano vairu, padėtim nuo centrinės ašies. X yra lygiai po 501 ir kito milimetrų, Y yra 631, 635. Taip, fitas čia yra... Tai čia taip pat sufitinti dviračiai, bet atrodo čia naudota yra -30 ir 100 iškiša. O čia yra 6 iškiša ir standartinė -10. Tai va tiek skiriasi patys vairai dėl to, kad rėmas yra žemesnis ir ilgesnis. Pats galinis ratas, balnelis irgi dar labiau užeina ant galinio rato, tai 3,5 mm yra činstėjus patrumpintas, palyginti tai su to, kad buvo, o ratų bazė yra plus 20 mm. Tai čia lyginu M dydį, nulio padėtį vairo planelį, tai ten dar prisideda. Šita dalis yra vos pažeminta 2 mm, šakės kampas čia yra -1,3 laipsnio. Mes ką mes čia turime. Standartiškai headsetas ateina su 2 cm poapačio spaceriais. Nepjauta. Pati idėja ir ką dviračio šitas pagrindinis mechanikas sako, tai vairo padėtis visą laiką yra, ta prasme, jie kai daro dviratį, tai va čia yra ta tikroji padėtis. Ne va ta, kaip, sakykime, stovi va čia va vienas žiedas, tai dar čia jis turėtų pasileisti vienu žiedu, arba va čia va yra irgi servise, kur visa krūva žiedų, tai irgi turėtų būti kaminas nupjauta jo. Taip, kitais žodžiais, ką Petras turi omeny, kad šito dviračio geometrija geriausiai veikia, taip kaip Petras. Jo, tai bet tada gaunasi ta agresyvi V pozicija, tai daugeliu yra, kai tas nepripjautas tyreris, tai yra kaip čia išsigelbėjimas, nes jis tada gali važiuoti labiau relax. Ir čia tas pats eina ir su plentu, ir su graveliais, ir su visais, kur turim nepripjautą šakę. Tai ten sako, čia racing geometrija, o čia kažkokia tai kita geometrija. Tai jeigu anksčiau kažkas turėjo M dydį, ar jam dabar M vis dar tinka, ar jis turėtų pergalvoti dydžius? Aš sakyčiau, tas pats jo. Teoriškai kažkiek pailgėjo bazė? Jo, bet jie sutrumpino sistemą ir vairo padėtį pakeitė. Tai vad sakau, tai čia M ir čia M. Aš toks turbūt, kuris galėčiau važiuoti ir su L-u, ir su M-u, bet tai aš tiesiog ant M-o turiu kaip čia daugiau clearance'o.
ir turiu manevringesnį dviratį, o jeigu nori važiuoti maratonus ar dar kažką, nu tai čia gali užsidėti Esculapio ragiukus ir tu turėsi plius 10 cm ir galėsi saurai vynioti. Pirmas jausmas šito dviračio buvo, kad visa pakaba pasileidus, nesuvirštai ratas nuleistas, nu ant tiek minkštesnis. Ir stabdžiai labai galingi. Prasme, ant tiek galingi, kad visą laiką perstabdydavau. Nu jo, Tai, jau nebenaudoja, ta prasme, SRAMo leverių, visi modeliai eina su motyvais. Man vienintelis, kas buvo iš kol kas kaip neigiamų dalykų, ne, tai aš į labai statų kalną kol kas nerandu pozicijos ant dviračio, nes man pasikelia priekis arba nusivairuoja priekis. Tu aš į statų kalną, tu važiuoji prispaudi priekį. Kampo gal klausimas, ne? Nu, jeigu nuleistum vairą žemiau. Nu, tai, bet mes vairo turim išmatavimus, jie yra, vairas yra toj pačioj vietoj. Jis tiesiog ilgesnis priekis ir ne, jis per Bet toliai. tą spręst gali pasižemindamas šiek tiek priekį, ar ne? Ar... Aš nebeturiu kur žemint. Ilgumo bazės. Bazė pailgėjo ir man, nu, jis gaunasi, kad toliau, žinai, tai aš kaip tik su Elu aš dar labiau negalėčiau į statesnį kalną įvažiuoti. Nu, aš kalbu apie tas sienelės tokias, kur tu turi čia va susikišti šitą į vietą ir tada. Bet dabar, kaip čia, dar kitas dalykas buvo, kas su kuo važiavau, tai su maždaug 8 mm, nu, beveik cm aukščiau pakeltų balneliu. Tiesiog pasibandymui važiavau ir dabar nusileidau vėl į tą pačią vietą ir tada žiūrėsiu, kaip su nuleistų balneliu, nes nusileidus jisai biškį tada lengviau. O kaip pats trikampis, nuo pat to, kad sakai, atrodo minkščiau? Jis ir yra minkščiau. Jie ir sako, kad jis yra minkščiau. Jisai fleksina kažkiek, ar ne? Jisai yra padarytas, kad fleksintų, tam, kad per visas šaknis ir posūkiuose dviratis dirbtų more compliant. Čia stabilesnis būtų, geriau suvaldomas. Jisai, šitas senesnis mūsų buvo, kad jis kai kur yra ant tiek kietas, kad tau, nu, jis tiesiog per kietas. Tai šitas turėtų būti minkštesnis. Reikia mokintis iš naujo važiuoti. Nes, nu, tikrai tu ne... Atrodo, kad plaukia šiek tiek, ne? Nu, nuleistas ratas būtų šiek tiek. Kai mes pernai buvom Vokietijai su Ignu dar Skoto pristatymė, jie ką turėjo šitam update, tai turėjo pasikeitę hardware'ą iš bushingo į guolį. Tai klausėm, kiek skirtumo. Sakė, apie 10% visai kitaip pakaba veikia vien dėl to, kad čia yra guolis. Nu, iš to minkštumo. It will be a revolution. Viskas. Nu, tai sakyčiau, jo. Yra. Nu, prasme, su to, ką išspaudė. Dar klausimas 32 bus? Bus. Šitam rėmui, taip? 32 rėmui. Ta prasme, rėmas kitas bus? 32 mm pritaikytas rėmas. Nes aš taip įsivaizduoju, kad priekis taip pat. identiškai, galia nebent trikampis keisis, ar kas bus? Viskas pritaikytas 32. Nu, ta prasme, kaip čia, turbūt patampyta kažkiek, mes, nu, kaip geometrijos nematėm, bet kur stovėjo tas 32 colių ratais, regulariai eitum, stovėtų tas dviratis, net neatkreiptum dėmesio, kad čia yra kitas 32 colių. Kažkaip aš taip galvojau, kad būtent dėl to, kad Q-bo, yra toks didelis plotas palyginus su anuo. Tai man pirma mintis buvo, kad tilptų 32 ratas nekeičiant rėmo. I think I'll show you the future, but it's The future. The future is here. Bet nu ne tas pats rėmas. Mano pirma mintis buvo, kad galbūt tą patį rėmą pakeičiant trikampį, bet neatrodo vis dar. Nu, bet aišku, savai pasakyti. Aš manau, kad bus kažkas tai kažkas susileidžia. Jo, tai patampyta. Availability 2008 metų modelis, 2007 metų vasaros gale. Tai turbūt dar nori šitą pažiūrėti, kaip jisai... Main issue, there is no working suspension. Jeigu, tarkim, pas kažką nėra kabelių, tai jie gali išpjausti. Tai, ta prasme, rėmo perdažimas... Tai jau padaryta gal? Rėmo perdažimas yra warranty void, tai tu gali ir... Tai čia dar ir tu svorio kiek sutaupysi, nu tai įsivaizduok šitą, vat išsisukai visą, išsimetei. Šitas šlangas, nu bet tau vis tiek... Jisai laiko, šita dalis laiko... Taip. Tai, bet nu, tu turėk omeny, kad tau į galą reikia vis tiek vienos žarnos reikia į galą. O tai nebus stabdžių elektrinių? O norim nuo kalno leisti ir elektrai patikėt.
Su ABS. Tai čia tas kaip pas fūras yra gi. Taip, taip. Tai aš manau, kad the future will be. Tai šiaip jo, pagrindinis, kas man užkliuvo žiūrint, tai kad tiek dafiga, kur reikia su tepalu pasižiūrėti, kad jo tikrai būtų. Tai nu... Bet šiaip sakyčiau, nu, Čia- pakaba yra paprastesnė. Čia Čia senas? yra senas, Jo, čia yra naujas, tik dabar. kaip šitas veikia? Šitas gali būti nuimamas, užsideda. Na ir užsisuka. Kad į amortiką ne... Vis tiek galėjo padaryti dangtelį. Pilna. Aš tau garantuoju, Ta prasme, 99%, kad aftermarket tai tuoj čia Jo, pradės tai čia nieko nėra. Čia, ta prasme, va, šitą dedalytę labiau pakeltą padarai ir viskas. O nebėra Šitą tos kvailos gumos, kur Nebėra, buvo nebėra. tokia. Gumelė išeinanti yra tokia tik Aha. stabdžiams. Nes tas tai užknisa. Baisiai. Šitas? Nu, va, čia ta, kur Nu, važiuoja. jo, bet pas tave yra, man Posingard. rods, pats pirmas, Jo, 22 ar jo. Paskui jie šiek tiek patobulino ir nebebuvo tos Nes jisai ten problemos. prasiskiria, tada ten jį iš Taip, kitos taip. pusės bandai įspraust ir finale vis tiek vandens būna ten. nes Jo, bet va, tiesiog- va, jo, nu, Čia rankenose plagai ar kažkas? Nepažiūrėjau, ar šita atsidaro dalis, kad įsikišti, nes yra komplektas į rankenas, kur kišasi. yra tokia plokštė, ar jos sudėti. Ir aukštuose modeliuose Ceramic Speedas. Čia SL ar ir... A, pirmie viršutiniai. Šitas ir yra celas. Nes čia Evo. Jo. Įmo. O tai pala, o svorio? O svorio, ką svorio? Ką žinau, Kiek? sveriam, turim realiai sver. Šitą nori realiai pasverti, žiūrėk, Galim, su jeigu dviem svarstyklės gertuvėm, turim. šitu Su galviniuku. ir rakčiukas yra, bet šitą daiktadėžę išsėmiau, nes, nu, aš jos tai dažnai nesivežioju, bet Nu, nu. rakčiuką vežiojasi. Jo, Su Garminu, su dviem šitais, su pedalais. As it is. Kur svarstyklės? Tai čia as it is. Su M. M. Užtiek. Ir čia yra su normaliom padangom, su pedalais. Nu kaip normaliom? Nu, čia jos nėra lengvos. Sunkiom padangom. Aš čia kalbu. Ne, nu, va. Jau čia biškai panašiau. Bet čia, žinai, nu, tu gali su padangom žaisti. Tai Tai čia, čia- žinai, su padangom jau nusimestų... Nu, šičia kempinės užsidėk, nusimesi gramų, nu, nes Nu, silikonas, taip. tai šitą sunkiau. Su padangom... Nu, 10,5 išeitų padaryti turbūt. Easy. Tai čia, ta prasme, Nu, easy gal nesakyčiau. nu, bet, žinai... Nu, padanga kiek, 100 gramų nusimestų. Bet tai tada, 100. žinai, tu gali būti tas, kur man silanto 56 gramus prašau pirkite. Nu, ta prasme... Ir prašyčiau seną išvalyti, kad neliktų nei gramo. Nu, tai, ta prasme, nu, yra tokių, žinai, ir ten, žinai, ar balnelį, ten kažkokį ekstra laitinį. Bet, nu, čia yra komfortas ir... Su droperiu. Nu jo, dar droperį gali, tiksliai. Droperį, Jo, žinai. išsiimt. Jo, išsiimi droperį, tai čia 400 gramų ore. Nu, aš manau, mes čia galim palikti tokį. Konservavo. Reikia kažką, žinai, pamatyti. Nežinau, galiu pakabinti ar kažkaip. Ne, gerai, žinai. Thanks for Sportas for bringing me in to have a deeper glance at the bike. Impressions about the new Spark. Now, once I had a glance at it in real life, it seems like a decent improvement over the past model.